Tai ką, labas ponai. Sveiki. Labas, labas, labas. Kaip jūs gyvenat šią žiemą? Puikiai, šiaip gerai. Labai man patiko ši žiema visais aspektais, tai labai labai džiaugiuosi. Daugiau net nėra ką kalbėti iš tikrųjų. Labai viskas pliuks. Klaidai, kaip tu? Turbūt galiu tik pantrint, nežinau, smagi visai žiema buvo ir sniego, ir šalčio, tai visai tikrai neblogai. Mano žiema turbūt būtų geresnė, jeigu būtų kažkoks galų varomas biteriukas, bet yra kaip yra. Tenka sėdėti simuliatoriai šiek tiek ir tenai kažką bandyti iškrėsti. Tai šiandien norim pašnekėti truputį apie naujienas, kas yra susijęs su būtent driftu ir tada perleisim jo estafetę Klaidui su Butomija, ten turi savo reikalų aptart. Tai iš mano pusės yra tokios 3 naujienos, kas įvyko per pastarąjį kartą. Tai LASFAS paskelbė, kad galima medijai pildytis akreditacijas dėl šių metų būtent sezono, tai galioja tiek driftų, tiek visom kitom būtent lygom. Taip pat yra informacija Driftas LT, kur galima priduoti sporto naudotas padangas, taip sakant, ar jos gali būti tiek gatvinės padangos, tiek sportiniai, semislykai arba slykai, tai vėlgi Driftas LT rasit visus kontaktus. Ir prieš keletą metų darėm tokį projektuką, kad kiekvienas sportininkas komanda šiek tiek papasakoja apie savo būtent sezoną, kas įvyko praeitais metais. Tai norim šiemet tą tradiciją pagrąžinti. Tai jeigu kažkokia komanda sportininkas turi savo idėjų, ar jam reikia pagalbos su tekstu ar su video, tai kreipkitės į mumis, tikrai pasidėsim tą dalyką pasidaryti. O jeigu jau turite kažkokį susifilmavę dalyką, tai mielai pasidalinsim. Ir įsidėsime į puslapį, tai manau, su to dalyku startuosim nuo kokio nors turbūt greičiausiai pirmadienio ir Hebra galės pasižiūrėti. Tai va, šiandien mūsų dienos svečias, vakaro svečias yra Tomas Butomis, tai Klaidas yra paruošęs keletą klausimų, tai prašom ponas pradėti. Trumpų. Tai visų pirma, čia turbūt gal dažniausiai toks užduodamas, tai iš kur pas tave atsirado iš vis driftas, nuo ko pradėjai ir kodėl būtent sugalvojai, kad nori būti drifteris. Jo. Čia šiaip labai ilga istorija. Čia, jeigu taip išsiplėsti, tai čia reikėtų turbūt tokių 3 podcastų, bet taip apibendrinant trumpai, tai tiek mano brolis, tiek mano tėtis tokie labiau irgi mašinistai. Mano tėtis užsimdavo su mašinų pirkyba, iš įvairių šalių veždavo. Tai aš visą laiką nuo vaikystės matydavau tą pavyzdį ir tas mašinas, kaip jisai tvarko, daro, gamina kažką, nu tokį. Saka, garažė kažkas sukdavosi. Paskui mano brolis, kadangi yra vyresnis 7 metais, tai jisai paskui pradėjo suktis motociklais, jau atsirado ir mašinas. Ir aš visą laiką tai matydavau ir man patikdavo. Ir aš jau pats būdamas mažas atsimenu, ten tėtis turėjo tokį seną Mersą, nu, to laiką tai buvo naujas, bet dabar senas Mersas. Aš atsimenu, atsisėsdavau, pasileisdavau muziką ir tiesiog garažė kaifuodavau, ant kiek man būdavo tas Merso kvapas odos, gera muzika ir nu, man labai patikdavo tos mašinos. Ir prasidėjo, aišku, nuo motociklų, tai brolis įvedė į tai ir paskui pasivažinėjęs su motociklais, norėjau pabandyti su mašinom kažką nuveikti įdomaus ir realiai 14 metų nusipirkau, kai pradėjau važinėti su mašinom, čia taip legaliai, nelegaliai, bet jau senatės terminas suėjęs. Uždaro aikšteliai, ne? Nepasakyčiau, ten buvo visokių niuansų, ten yra ir su policija buvo bairių, bet, nu, čia, kaip sakant, buvau jaunas ir durnas, bet ir buvo kitokie laikai, faktas, tai 14 realiai pradėjau važinėti su mašinom ir, nu, ateina žiema, ką veikiam, rankinę traukiam rankinį, visi draugai ten, nu, mano visi draugai buvo vyresni, tai visi turėdavo teisės, aš toks buvau jaunesnis tarp jų, nu, tai mokinausi iš jų ir iš brolio, ir su tėčiu visą laiką gatvėse paskersuodavom, kaip sakant, tai visą laiką tas skersas, slidimas šonų kažkaip buvo jau nuo pat vaikystės, nuo pat mažumės, o kažkaip būtent taip, kaip į driftą įsivėliau, nu, tai čia tokia prieš istorija trumpa, bet kaip į driftą įsivėliau, tai realiai 16-17 metų tiesiog tėvai išvarė į polisinę kelionę, mes su broliu dviesi namie, jauni 2 pacanai, ką veikiam? Autopliusas. Žiūrim autopliusą, žiūrim, yra chuliganas. Nu, tai ką, tėvų nėra, varom pirkti chuliganą, nes tikrai neleis.
Nuvarėm pirkti tą huliganą čia, jisai ten buvo papuvęs, taip toliau, ten silpnas variklis, bet mes nieko realiai nesuprasdavom, tiesiog darom ir tiek. Nusipirkom tą huliganą, pradėjau užsivirtinau reduktorių, padariau ten biškį tokių išvaidos modų, nupjojom subinę, nors nereikėjo, nes nežinom, tiesiog darom, nu, belė ką darėm ir viskas. Nu, buvot girdėję, kad reikia pjauti, net turbūt užpakalį. Jo, tiesiog esame matę, kad nupjauna užpakalį ant mašinos ir tada geriau važiuoja, nu, tai ką, svorį mažinam ir ten viskas supuvę, tai nieko baisaus ten stiks, tai išpjaujam ten subinę, nu ir ant šlapio veldavo, ant sauso nelabai, tai ant to šlapio ten aikštelėse pasidraskydavau, saulį papieždavau, dar šiaip turiu pilną videkų iš tų laikų. Ir sulaužiau, tiesiog važiuodamas skersas, trenkiausi į duobę ir sulaužiau galinį tiltą, nes ten buvo viskas išpuvę, nu tai teko, kad, ta prasme, pinigų nėra, tai ką daryti, netvarkysi tiltą, nes net nežinai, nuo ko pradėti. Parduodam. Tai pardavėm čia irgi žinomiems drifteriams, kai paskui mes susipažinom su jais, tai jie nupirko tą huliganą, jie visiškai įdomušę, sudaužę, sulaužę ir kažkam vėl pardavė. Ir tas dabar huliganas šiuo metu yra pilnai atrestauruotas ir važiuoja, jisai idealios būklės, ten sukrauta M paketai. Ten vienas bičiukas man rašė, kad jis turi mano tą huliganą ir ten, kai parodė fotkės, aš buvau žiauriai nustebęs, nes ten buvo visiška šiuklė, bet pasidarė tiesiog, nu, atrestauravo iki idealios mašinos, ten buvo žiauriai keista. Tai va čia toks pirmas susipažinimas su driftu ir kai pradėjau su to huliganu kažką veikti, galvoju, kaip čia, kur čia galima pamatyti Lietuvoje tokį dalyką realiai. Ir pradėjom važiuoti į Šėryklą, į Nemuno žiedą, pasižiūrėti, kaip važiuoja Vaškelis, kiti ten šustriausi, Vasiliauskai, kiti driveriai. Tai labai užkabino žiauriai, man patiko dūmai, patiko garsas ir tėvų prašiau, kad skaudavai padėkit, aš noriu važiuoti, nes aš nuo 14-15 metų tai pradėjau su to mašinom ir dirbti jas, prekiauti jomis, tai kaip ir turėjau pinigų, bet žinau, kad driftas yra prabanga ir sakau, tėvam, navai padėkit ir kažkokia galimybė, bet mano tėvai žiauriai buvo užsispyrę, tas tom sako, čia nesąmonė, čia pinigų išmetimas ir taip toliau. Tai taip nepavyko, bet paskui kažkaip netyčia gavosi taip, kad iškrito M6, sakau, noriu važiuoti driftę, bandyti, buvo labai daug dviejonių, bet mano, šiaip kaip būtų keista, mano antra pusė mane pastumėjo link drifto, nes turbūt net nebūčiau dabar važiavęs, bet labai, labai stipriai pastumėjo link drifto, kad pirk daryk, jeigu tau tai patinka, jeigu tave taip veža. Ir netyčia nusipirkau tą M6, aš jau navos parsivežiau, nu ir prasidėjo ta LL drifto karjera. Tai va tokia trumpai apibendrinant, viskas prasidėjo nuo tėčio ir brolio, kad turėjo mašinų ir gamindavo jas, darydavo. Ir paskui jis rutuliojo tai, kad dabar važiuoju autosportui. Kankamai neblogai sekasi ir truputį prie Merso. Jo, realiai, nuo to, kad pradėjom, realiai šitą to grįžtų jo. Tai reiktų dar huligankės. Jo. Tai jo, Žodžiu. tokia minimali istorija. Kada buvo tavo pirmos varžybos? Nu, kur tokios būtų jau rimtesnės varžybos? Pirmos varžybos buvo 2019 metais, aš dariausi jau savo M6, bet nebuvau ją pasidaręs, nebuvo išsukimo, nieko nebuvo, tiesiog 3 litris su išmestom detalėm vidaus, ko nereikia. Ir aš su Gediminu Ivanauskiu, Vanulėm, aš jam filmuodavau video ir sako, davai varyk. Sako, varyk į varžybą, sako, matau, kaip tu gerai važiuoji, nors aš turėjau 2 treniruotės, lygiai 2 treniruotės su aplamai važiuojant trasoj, kur neįsivaizduoju, kaip ką daryti. Ir Ivanulė sako, į mano kregždę varyk, ten yra išsukimas, yra rankinis, ten daugiau nieko nereikia. Davai, po 2 trefkių varau Alytų. Alytui pirmos varžybos buvo, stryto, nieko nesuprantu, nieko nepažįstu. Ten buvo dar tokia įdomi situacija. Pasiėmiau padangų, aišku, šrotas, pigiausią padangą ir Ivanulė sako, imfės leikų turiu. Semis likų. Toks geras perimas kaip pirmom varžybom. Jo, pirmas varžybos, trečias kartas už mašinos vairo. Žinau, davai, sakau, nu, drifto mašinos vairo. Sakau, davai, dedam tos semis likus, pažiūrėsim, kas bus. Ir per treniruotės pabandžiau su šrotu, kad prisipras prie mašinos, nes pirmą kartą važiavau realiai su ją. Ir tada, sakau, dedam semis likus, nes man trūksta greičio, man čia per lėtai. Ir uždėjus semis likus tą mašiną, nu, aš nesupratau, kiek slėgio reikia pūsti. Aš įsipūčiau gal 2 barus, gal pusantro. Sausas asfaltas, vasara, neįmanoma buvo prasukti rato antrų bėgių. Tiesiog fiziškai buvo neįmanoma. Sakau, gerai, pučiam. Da putėm 3 barus, 4 barus. Nu jau biškai geriau, bet sakau, vis tiek trūksta.
Ir su broliu sako, ką darom, nu reikia važiuoti su visiemis lygais. Ir buvo paradas, ir per paradą, nu, leidžia pravažiuoti ratuką ir visi ramiai važiuoja, o man reikia semisliukus nudrož, kad jie veltų. Aš tiesiog pradėjau suktis ratais ir burnautą daryti. Tada visus užkūriau, visi pradėjo daryti burnautą. Tai buvo šou elementas, bet iš principo man reikėjo tiesiog nudrož padangas, kad jos suktųsi. Tai jo, mano buvo pirmas varžybos patogios ir kvalifikacijų užėmiau 11 vietą, ten iš nežinau, kiek susitry ten dalyvių šiaip daug būdavo, pakankamai, nu, palyginus dabar tai ten mažai, bet turbūt 60 gal. Tai užėmiau 11 vietą, kas buvo labai neblogai. Ir top 2 pralašiau, nes padariau klaidą, nes biškinę dar nesupratau, kaip rankinį traukti, tai užtraukiau rankinį ir spaudžiau stabdį tuo metu. Nu, tai ten gavos, kad mašina įsitiesino, bet realiai ant paskutinio posūkio įsitiesino ir gavau 0. Bet taip žiūrint, jeigu būčiau ten įsitiesinęs, gal dabar laimėjęs top 3, tai būtų iš vis wow. Bet šiaip 11 vieta, nežinant, su kuo važiuoju, kokią mašiną ir po burnautą darant, kad nudroš semisliką, kad jisai važiuotų, tai čia yra wow tiesiog. Nu, bet, Man žinai, buvo wow. bet žinai, iš kitos pusės, žinai, žiūrint, nu, gavai problemą, radai sprendimą, nuėjai tą pusę, tai kažkoks gal inžinierius biški ten yra pasislėpęs viduje. Kažkoks minimalus supratimas buvo, bet labai labai mažas, nes pagrindinė važinėdavau su kažkokiais paprastais automobiliais, ten slys šonu, nu, sakau, pirmas kartas buvo iš visų kregis, trečias aplamai už mašinos vairo, kuris lysta šonu ant asfalto, ne žiemą, ne ant šlapio asfalto ir panašiai. Tai buvo tikrai tų niuansų ir nebuvo supratimas, kiek slėgio daryti, nes, nu, tiesiog nesupranti, kiek čia 5 barus pusė atrodo sproksta padanga, nu, tipo, per daug, nes realiai pučiasi 2,4, ten 2,5. Čia dvigubai daugiau atrodo, susproks padangą, nu, bet bandai ten putėti, nu, skau, daugiau nesąmonę darėm, negu iš tikrųjų rimtai važiavam, ten, skau, važiavam, buvo kažkaip vėsiau gal biškai ryte, tai tiesiog submarinus šildymus ant variklio pasidėjo kolektorius, nes pašiltų. Šiaip yra šitas visas dalykas, yra video, YouTube, mano pirmos varžybos, tai čia jeigu kas norės galės pasižiūrėti. Nu ir paskui po kurio laiko atėjo ir pirmi podimai, ne? Kaip tenai viskas tau darėsi? Jo, pirmas podiumas, 19 pradėjau, tada sakau, ne, man reikia padaryti kem 6, pasidariau kem 6 pilnai per 19 metus, 20 metais išvažiavau į varžybas. Irgi principė nelabai suprasdamas, ką darau, bet jau šiek tiek pasirinkęs informacijos iš dabartinės Era Customs man padėjo šitoje vietoje, nes jie ir gamina man mašiną, ten minimaliai kažkiek padėjo ten perkelt vairą ir kitus dalykus, bet tiesiog nu, kaip radau bendraminčių, kurie man pasakė, o čia taip reikia daryti, čia taip, nu, važiavimą aš supratau, aš nesupratau kitų visų dalykų, kaip veikia mašina, lystant, kodėl reikia tiek barų laikyti oro padangose, nu, visų tų smulkmenų, kurių susideda į tą slydimą. Ir jo, 20 metais pasidariau mašiną, šiek tiek pasitreniravau minimaliai, irgi visiškai ten kelios trefkės, varom į varžybas, nes geriausia trefkė yra varžybos. Nuvariau varžybas, 1, 2, 3 varžybos, tokios sunkios, ant šlapio dažniausiai padangų neturiu. Nu, ta prasme, deduosi kiniečius ten visiškai prastus, mašina kaip ir valdosi, bet jinai ir lėta, nu ir tokių daug niuansų, ir nesupratau, kaip reguliuojasi amortizatoriai, kas ten sukiojasi, nu ką žinau, kažkas sukiojasi, kas tiksliai tai neįsivaizduoju. Bet su laiku išsiaiškinau ir tada paskutinės 2 ar 3 varžybos pasiėmiau podiumus 2 vietos, nes tiesiog perpratau, kaip mašinas lysta, susireguliavau barus padangose, kad jinai būtų greita, nes, tipo, ant šlapio važiuoju, nu ką žinau, kiek ten pūs, ar mažiau, ar daugiau, nu kažkiek pūtė važiuoju. Bet per tų 3 varžybų, sakau, geriausias trefkės buvo mano gyvenime, tiesiog šoviau top 2, neatsimenu tiksliai, ar 2 varžybas išėlės, ar 3 varžybas top 2 paėmiau, tai buvo, ne, man atrodo, kad 2, Kačerginė ir Alytus, jo. Buvo top 2 vietos ir tada bendroji, jisai laimėjo irgi 2 vietą. Taip susidėliojo, nes tos pirmos 3 varžybos ten buvo iškrista, man atrodo, visose top 16, tai susirinkau taškų ir paskui top 2 visose varžybose ir likau 2 bendroje įskaitoje, kas šiaip buvo žiauriai keista, nes aš ten gal 10, jeigu liksiu, tai bus žiauriai gerai. Taip susidėliojo, kad laimėjau 2 vietos poziciją, kaip sakant, 20 metais. Tada turėjai šiek tiek tokią pertrauką.
Jo, tada supratau, kad man trūksta galios, trūksta kitų dalykų, kurių norėčiau kad mane iškart permetė į semi-pro automatiškai, dėl to nes laimėjau antrą vietą ir aš labai nesispardžiau dėl to. Sakau, nu, kelią tobulėjom, tai važiuojam tenais. Ir jo, pardaviau savo KM6 į Norvegiją arba Švediją, gausi, kad liko pinigų, gerai, darom skau dar vieną mašiną, nusipirkau E92 kėbulą, turėjau krauti arba turbo arba veškę, jau ten iškart daryti full buildą, kaip sako. Bet ten gavos toks niuansas, kad su tokie buvo problema su dokumentais ir teko atsisakyti to kėbulo ir tos svajonės V8 ar turbo ir grėbiausi šiaudo paskutinio, tiesiog nes jau norėjau važiuoti ir ieškojau, kas galėtų važiuoti. Tai radau kėbulo tiesiog, nu, mašiną su 3 litru, kuris buvo šiek tiek ruoštas jau driftui, ten, nu, bet ten labai tragiškai, tai teko visą mašiną iki nulio išsiardyti ir vėl susirinkti. Ir pasidariau vėl 3 litrą, tai grįžau apie tą pačią, tik tai su pilnais lankais, su irpų išsukimu, su normaliu loku ir kitais sprendimais, kur mašina buvo žymiai geresnė, negu buvo pirmoji mašina. Ir tada bandžiau važiuoti semi-pro ir supratau, kad senis semi-pro su 3 litru yra be šansų. Važiuoti gali, laimėti be šansų. Ta prasme, aš neturiu dar turbūt kiaušinių, kad galėčiau laimėti semi-pro su 3 litru. Yra kas laimė, bet tikrai ne aš. Man reikia biškai galios šitoje vietoje. Tai taip ir prasidėjo, taip ir baigėsi mano greita ta karjera, o dabar vėl stengiuosi po metų pertraukos, stengsiuosi sugrįžti šiais metais su rimtesniu bolidu. Jo, nes į parodą tai atsivežėgi jau naują savo bildą pradėtų, kokia dabar su jo stadija yra? Stadija tokia, kad jau realiai jau elektronika visa automobilio beveik kaip ir padaryta, užsiema ten KTK komanda, tai ten bičiai daug mašinų sukūrė ir tikrai žino, ką daro. Tai jiem patikėjau šitą darbą, nes elektroniką aš visiškai nebimbum ten, minimaliai galiu suprasti, bet kur reikės pravesti laidą naują, tai ten man kosmosas. Tai aš ten nesiviliu, aš tiesiog atidaviau profesionalam ir jie daro dabar laidyną, yra įdėtas variklis, vakumai, dabar šiek tiek dar ten keli darbus pasidarėm, stabdžius prasivedėm, dėsim kūro sistemą, turėtų šį mėnesį pasileista visa elektronika ir jau realiai kursim bolidą. Tai planas vasario mėnesį jau važiuoti kažkur treniruotis, bet nelabai žinau kur, nes Lietuvoje nebėra kur realiai. Marijampolė užsidarė, visų svajonių žlugo. Tai va, čia toks didesnis niuansas. Gal važiuosim į Lenkiją, ten didinsim BVP, kaip čia pasakyti. Dar į parduotuvę kažkokią užsuk, žinai. Nu. Į bedronką. Ja, dar pakeliui. Ja. Tai kokį sezoną tu šiemet galėsi važiuoti į semi-pro ar streetą? Į streetą aš nebegaliu, manęs tiesiog nebeįleidžia, bet aš ten nebenoriu važiuoti, nes aš ten, kaip sakant, jeigu ateidai ir kažką laimi toj lygoj, po ten dar draskytis, leiskit ir kitiem laimėti. Tai aš važiuosiu į semi-pro ir bandysiu ir pro išvažiuoti. Tikrai bent jau vieną etapą noriu. Jeigu finansiškai galėsiu ir pajėgsiu suvažiuoti semi-pro ir dar vieną etapą pro, tai tikrai bandysiu pasivaržyti su rimčiausiais dėdais. Ir aišku, nekalbu apie ten turbūt Kačerginės Nemuno žiedą, bet kokį Kuršienai, manau, kad suvažiuočiau ir su tuo V8, šiek tiek paburta, kaip sakant, tai tikrai įmanoma yra, kas suvažiuoja ir tikrai suvažiuoja gerai su V8, tai manau, kad įmanoma ten ir pasispardyti dar. Tai toks planas. Tai pernai Deimantė tik po 2 montavimus BMW nusileido ten tuose pat Kuršėnuose, žinai, nors turbūt Deimantės mašinos turbūt labiau sakyčiau, kad gal labiau ten semi-pro būtent yra lygio, ne? Pas Deimantę V8 turbo, tai Nu, dabar jau jo turbo. lyginant su mano, tai ten turbūt 2x arklių ir newtonų, tai aš kalbu apie atmosferinę V8, tai nuo 3 litro labai daug nesiskiria, tiesiog tu turi daug newtonų, kur tu paspaudi ir eina, ir plus tai, kad mašina bus žiauriai lengva, nes viską ten, ką įmanoma, kiekvieno laikikliukas yra nupjautas, kad tik svorio sutaupyti. Ir ten, aišku, šikna pjausis, visa mašina bus stiklo pluošto. Ir, vien svorius ir tai, kad newtonai ir biški daugiau kilovatų ten apie 2 turbūt tikiuosi išlaužti. Tai manau, kad pavyks ir pro lygą išliekti, pasistumdyti, pavyzdžiui, toj pačioj Kuršienose. Nes Kačergiuose be šansų tiesiog ten. Kvalą praeičiau, bet daugiau ne.
Nu, turbūt Aleksandras Ivanovas pasiginčytų su tavim. Aleksandras Ivanovas turi. Jisai su Chargeriu irgi buvo, visų pirma. Jo, jisai buvo su Chargeriu, bet jis turbūt eina ir palei žemę velkasi tokie du bumbulai. Aš Nu, nežinau, jo, ten turbūt toks atvejis. kaip ten reikia važiuoti, ta prasme, aš dar baimės faktorių turiu, jisai nebeturi to vietoje. Tai ten aš plovau atsistojęs, kai pamačiau tą vaizdą, kai jisai Vasiliauskai į bumperį daužo ten. Man buvo wow, bet jo, pliusas nes yra kompresorius. Yra ir pasparė galbūt kompresorius, bet aš nemanau, kad didėsiu kitais metais. Tai yra šiais metais. Matysim. Kladas tai ir klausimų buvo pasiruošęs. Jo, aš turiu dar keletą klausimų. Tai ar esi kažkada pagalvojęs, kad galbūt norėtum kažką pakeisti drifte? Ten, nežinau, sakykime, teisėjavimą ar kvalifikacijos važiavimus ar dar kažką. Esi kažkokių minčių turėjęs, kažkokių idėjų? Ar tą patį reglamentą galbūt žinai? Jo. Ne, reglamentas man viskas patinka, man kuo daugiau saugumo, tuo geriau, nes aš realiai dabar ant motociklo nebegaliu sėsti po driftą, nes man nėra diržų. Kaip neprisisegus važiuoti, man čia yra nesąmonė. Man atrodo, įsėdė į daily karą, turi šalmų uždėti, nes man tiek po drifto, tiek atrodo, tas saugumas yra svarbu. Ir aš nenoriu mirti bet kokiu atveju. Tai kažkaip dasidėjo, tai aš labai džiaugiuosi, kad tas reglamentas vis sunkėja ir vis didina, ten dabar šiais metais Hansus padarė, tai labai džiaugiuosi, nes aš, ta prasme, aš trytę su jais važiavau, nes, man atrodo, saugumas yra svarbiausia. Atsitrenksi, išsitaškysi ir nebevažiuosi niekur jau, net tą pačią driftą nebevažiuosi gal su vežimėliu, kaip sakant. Tai šitoje vietoje tikrai nieko nenorėčiau pakeisti, bet turbūt kaip ir visi norėtų daugiau trefkių. Visi norėtų daugiau treniruočių per varžybas, aplamai treniruočių, daugiau vietos, kur pasitreniruoti. Čia turbūt vienintelis variantas, nes vienintelis dalykas, kurio norėčiau labiausiai, bet ten iš teisėjų pusės man viskas tikrai patinka, viskas būna kažkokių klaidų, jie yra žmonės, mes esame žmonės, suklysta, bet jie pasako, gal kur to klaida buvo, arba pasako, kad jie, suklydo ir, sorry, bet tai būna. Čia visiškai normalu, tas pats kaip ir buvo su Bemvučio, ta ši istorija, kai jisai laimėjo, bet paskelbė ne jį laimėtoju. Tai, žmogiškoji klaida. Tai čia šitą vietą aš visiškai kažkaip neturiu jokių pakeitimų, sakau, tiesiog norėtųsi kuo daugiau trefkių, bet kai dalyvių yra 100, tai ten tų trefkių nepadarysi milijoną. Nebent važiuosi visą savaitę. Jo, tai grįžtant prie trefkių, kadangi off-seasonas, tai neretai tenka tave sutikti ir prie simuliatoriaus. Jo. Dabar kaip tik praėjo pirmas VLDČ etapas, gal, nežinau, turi kažkokių pastebėjimų, kas VLDČ etape tau pasirodė ne taip, ar kurioje vietoje dar galima patobulėti? Jam tai galima patobulėti iki finalo papult. Jo, iki finalo reiktų, bet reiktų ir daugiau treniruotis, o kaip ką tik sakiau. Nes realiai man ten su trefkiam buvo iš vis kosmosas, nes aš iš Palangos vos netiesiai prie simuliatorius važiavau, kaip mano visas varžybas kažkodėl taip sukrenta, kad aš būnu Palangoje, tada važiuoju paskutinę dieną vos ne į Kauną ir sėdu už vairo. Tai ten toks be trefkių važiavimas, tai kad toks būna išklempinis. Bet iš VLC pusės tai aš vis, žiauriai džiaugiuosi, kad kažkas daro tokį dalyką visų pirmiausia, nes, tos pačius real driverius išmokin kažką naujo. Ir šiaip renginys įdomu, žmonės žiūri, mano brolio visa šeima, sakė, prie kompų palaikė taip, kad jie atrodo, kad realybėje važiavau ten, jiem buvo, sakė, visi ploja atsistoja, kai laimiu. Tai va, tas labai smagu, kad žmonėms suteikia kažkokią pramogą pasižiūrėti, viskas nemokamai, kas čia iš vis yra nerealu. O daugiau kažkokių pastebėjimus, ta prasme, viskas ten yra. Man labai patiko, nežinau kaip kitiem, bet man labai patiko, aš džiaugiuosi, 3 vieta. Aš, kaip sakiau, svarbiausia nebe 2 vieta, bent kažką pralaužiau. 3 vietą jau, nežinau, geriau negu 2, nes jau man atsibodo. Visos taurės 1-2 vietos. Tai ja, bet šiaip man viskas labai patiko ir džiaugiuosi, kad toks renginys atsirado, tokios varžybos. O kaip tau, pavyzdžiui, jauti kažkokią naudą, sakykime, nuo simuliatoriaus po sezono, po žiemos sezono, off-seasono grįžęs į trasą, jauti, kad kaip ir viskas pažįstama, neturėtos tokios pertraukos, ar visgi trūksta tos tokios informacijos biškai? Aš nežinau, man sunku pasakyti iš mano pusės, nes aš šiaip labai esu žmogus tas, kuris labai greit dalykus išmoksta. Aš bet ką pasiemu, man ten daug savaitę, aš mokėsiu, nežinau, labai greit adaptuojuosi, labai refleksai pakankamai geri ir džiaugiuosi tom, koordinacija ir taip toliau. Ir gal mąstymas nėra visai blogas, tai suprantu kai kurios dalykus, tai
nežinau, ar man šitoje tai padeda, kaip sakyt, atsėdus už vairo prisimintus dalykus greičiau, bet simuliatorius man padėjo labai su poriniais važiavimais. Nes aš kai turėjau Kem 6, nusipirkau vairą tuo metu ir nusipirkau vairą, dieną pasėdėjau prie vairo ir tada kitą dieną važiavau Marijampolę, kur dar Vyga organizuodavo ten tuos kitoje vietoje, žodžiu, Marijampolį. Ir aš, nu, ten tą savaitę buvau trefkiai, pasitreniravau su Ivanulė ir bandžiau porinius, aš nesupratau, kada persimės, kur ten tas stabdis spaus, kur ten tą rankinį traukti, aš nesuprantu, nes, ta prasme, nu, mašinas lysti atrodo artėja, o ką tada daryti, kai tu priartėjai. Ir jau ten susijaudini iš to excitement'o, kad ten jau visiškai prie pat esi, nu, ten prie pat tai 3 kibulai. Ir paskui nusipirkau vairą, pravažiavau su vairu vieną dieną ir kitą dieną važiavau su Kem 6 į Marijampolę pašerti vėl su poriniais. Ta prasme, atrodo, kad aš jau kokias 2 metus važiuoju driftę porinius. Man buvo žiauriai lengva įlysti tą kišenę, ant persimutimo atsileisti ir užtraukti rankinį. Aš per dieną suvokiau, kaip reikia daryti. Bet sakau, čia gal toks niuansas, kad aš pakankamai greit mokusi dalykus ir bet ką pasiėmęs, aš realiai labai greit priprantu ir išmokstu ir suprantu, kaip tą reikia daryti. Bet šiaip čia bet kuriam, kuris nori važiuoti driftę, privalomas dalykas yra. Pirmas tai yra simuliatorius, nes aš savo mokymosi laiką sumažinau turbūt nuo 5 metų iki metų, kad aš išmokau pilnai važiuoti ir supratau, kada reikia stabdis spaust, kada reikia rankinį, kada reikia sankabą, kada reikia perspirti sankabą, kada reikia mažesnių kampų išvažiuoti iš posūkio, kad dasitemptum iki kito kliperio, kaip įvažiuoti į sieną, nu, va tokius niuansus, kur žiauriai max pagreitino, nes tu tiesiog paspaudė restart ir lėki toliau. O realybėj šauni sieną ir sėdi, nes nebeturi babkės susitvarkyti mašinas. Jo, ar to nereikia niekur ten į trasą važiuoti, tralo ieškoti, padangų keisti, nu, ta prasme. Jo, laiko atžvilgiu žiauriai susitaupo, nu, finansiškai žiauriai, ta prasme, tu išleisi ant vairo, ten už 500 vairą gali drąsiai nusipirkti, bet, nu, nebloga tikrai, nu, tu niekados normaliai treniruojantis, turbūt vieną trefkę tau kainuoja 500 eurų. Jeigu normali mašina, padangos, kuras, aptarnavimas, nuvažiuoti, jeigu dar į Lenkiją važiuoji, tai dar ir viešbučiai, ir maistas, ir kiti dalykai, tai turbūt 500 vienas kartas, o čia 500 ir tu leki 5 metus to pačiu vairu. Tai simuliatorius must dalykas, jeigu nori važiuoti driftą, jeigu važiuoji driftą, visiems rekomenduoju, visiems raginu nusipirkti, dalyvauti VLDŠ, o čia gera reklama. Klaida, žinai, galvoja, kaip čia dabar gauti reklamos, bet, nu, vat, matai, išsiprašė nejaučiom. Jo. Čia influencer vibe, žinai. Žinau, kur koduką įter. Taip. Klausyk, kaip tau buvo pirma šita VLDŠ trasa, būtent Kačerginėj, pavadinkim, prieš eismą, bet prie starto? Šį fun fact, aš šitoj Kačergos trasoj, ne tokio pačioj, bet startas realiai iš tos pusės buvo, bet principė labai panašiai, tik tai ten buvo aštunkė, aš dalyvau street etape 2020 metais laimėjau 2 vietą. Tai labai į tą temą, tik tai čia daug greičiau ir tai, kad yra siena. Bet principė man šita trasa žiauriai gera, aš labai norėčiau, kad ten į realybėje vėl atsigautų, nu streeteriams, nes ten Pro turbūt nelabai tilpsim. Bet šiaip labai techniška, smagi pradžioje, tai nesupratau, kaip galim pasiti mašiną be mandžio. Aš šito simuliatorių aš nebesuprantu, ta prasme, kaip galima taip statytis mašiną, o ne iš svorio permetimo. Tai buvo šitas sunku perpras, bet ten 10 rano jau biškai supratau, pasikoregavus šiek tiek setupą, nes bėgiai buvo per ilgi. Tai va tokius minimalias dalykus pasidarius, pasistatymas buvo uoga, o siena kažkaip pusę velnio. Kažkaip susideginau toj sienui, kaip ir galvojau, kad bus pusę velnio, bet nu, tai visai ką būna. Bet man trasa žiauriai patiko, nes kaip ir dalyvau realybėj panašiai labai trasoje ir užėmiau 2 vietą, tai tokie sentimentai užėmiau. O klausyk, ten tau top 8 Levickas tave pastūmė? Sunku pasakyti, nebeatsimenu. Ten, kai tu išvažiavai, man atrodo, ten už trasos pradžiai. Jo, ant persimetimo. Ant persimetimo man įtrenkėsi jisai bumperį ir mane tiesiog išveitė mašiną. Tai ten jau buvo be šansų. Aš tiesiog jau ten galėjau dar bandyti ir bet galvoju, blema, čia vis tiek filmuoju, nu kaip live streamas, galvoju, reikia daryti realistiškai, tai aš ten tarp blokų įlindau, nes šiaip būčiau dar užsimetęs, trenkėsi į blokus. Reikia kažkaip realistiškai lysti tarp blokų, bet jo, ant persimetimo pajaučiau, kad tiesiog kabino mano
galą į mano bumperį grinai ant persimetimo ir mane pastumė į priekį ir biškai išmetė iš linijos ir aš ten tiesiog nusirašiau. Bet teisėjai tą pastebėjo, tai buvo irgi labai smagu, nes galvojau tiesiog, žiūrint, aš irgi žiūrėjau live streamą, ten sunku pamatyti realiai. Mašina, kad matas šiek tiek pagreitėja, bet, kai realybėj matas, kad bumperis nuskrido, o čia tiesiog mašina vos pagreitėjo, gal čia lagas buvo ar panašiai, ir gal aš stabdžiu ne toj vietoj. Bet teisėjai pamatė, tai labai labai smagu. Antrame etape būsi? Jo, faktas, aš jau kalendorius įsižymėjęs visą etapus esu. Labai gerai. Lauksim. Jo, tai čia dar komandą sukūrėm, tai čia iš vis jau. Maks, čia turim važiuoti, jau pirmas vietas visi turim. Tai Klaidai, gal ir tada apie antrą etapą paanonsuok ir galėsim pabiškai surauktis. Apie antrą etapą užsimint. Tai antras etapas 28 dieną. Ne, 26? Turėsim. Ne, 28. Blogai užsirašiau, reiškia. Sekmadieniais pas mus visą laiką Ai, teisingai, jo. vyks varžybos. Jo, tai 28 dieną buvom atidarę registraciją, tai dar sulaukiam, jeigu neklystu, 16 vėl papildomų registracijų, daug visokių atnaujinimų panašiai, tai dalyvių panašu, kad bus dar daugiau ir mintis vėl prasidės, galvojam, galbūt dar valandėlę paankstinsim, kad pasibaigtų kiek anksčiau, nes dabar baigės apie 10 vakaro ten, tai kad truputį anksčiau pasibaigti sekmadienį, tai galvojam, turbūt prasidės kvalifikacija nuo 3 ir galima bus sekti, žiūrėti YouTube, sekit Instagrame, bus visos naujienos ten sukeltos ir bus ten viską galima rasti. Ir dar turbūt aš komentuosiu su tavimi, ne? Jo, tai va dar, tarp kitko, va, kaip tik turėsim svečią, va, komentatorių antrą, tai Gediminą pasikviesim. Padėti šiek tiek. Aš tik čatuose galiu drąsiai šnekėti ir prie blokų pažiūrėsim, kaip gausis tokioje situacijoje. Jeigu nepatiks komentavimas, galėsi tada po savaitės per Driftas LT gimtadienį apmėtyti pomidorais. Galima ir jeigu renginys nepatiks apmėtyti pomidorais. Aš kaip tik dabar turiu Klaidui dar biški, kaip čia akmenį į daržą dėl komentavimo, nes aš irgi žiūrėjau paskui ten biški live streamą, permečiau akim irgi po varžybų. Trūksta energijos, labai trūksta energijos, užsidegimo, nes kaip pažiūrė, kaip pavyzdys, Driftmasteriai, kažkokie dar kitos tokios jau pasaulinės lygiai, ten FD, ta pati, pažiūrėk, japonų live streamų, ta prasme, jie daugiau reikia. Ten šis kitas lygis, jo. Bet ant kiek suteikia daugiau emocijos žiūrovam, ta prasme, žiūrėti, tas pats kaip nueini Žalgirio varžybos, ten visi ošia tavo emociją, visiškai toksai, tas žiūrėjimas įtraukia, atrodo, kad tu pats esi tenais. Tai iš šitos vietos labiausiai gal man trūko live stream'e, tai užsidegimo. Toks liūdnokais tokia, atrodo, kad visi iškrešina, visiems dūšta mašina, tokia visi liūdnai kalba, galvoju, bremo, reikėtų biškai užsidegimo ir daugiau energijos įdėti toks, kad būtų visiems smagiau žiūrėti. Pasistengsim. Pasako, tai ką, kas dar turi kokį klausimą aptart? Ar pasimatysim sekmadienį varžybose? Turbūt gal jau iki sekmadienio gal. Jo, tai 28, ne? Jo, 28. Reikia nepraleisti, nes paskui išvažiuosiu į Palangą ir vėl bus blogai. Grįšiu per vėlai. Tai ką, ačiū Hebrytė, kad susirinkot, kad turėt laiko. Tomai, sėkmės Palangoj, darbuose. Sėkmės ateinančiam sezone. Ačiū labai, tai tikiuosi vis tiek susitiksim ir trasai būsit, matome dažnai veidai, tai tikiuosi susitiksim ir lauksiu su plakatu. Varyk kažkaip ten, Tomi, nežinau. Tomai pavaryk, ne? Jo, Tomai pavaryk. Svarbu ne antrą vietą, va. Aš noriu tokį plakatą. Svarbu ne antrą vietą. Tai jo, turbūt paskutinė kova geriau jis laimėti, arba žinai bus trečia, arba tada pirma vieta. Aš nežinau, kas geriau, bet tik ne antra vieta. Geriau top 2 turbūt. Tai taigi, Simniška kažkuriais metais, kai tapo čempionu, ne kartą ar nelaimėjo. Jo. Bet tai čia, kai aš žinau, bet tai laimi tipo visą sezoną, tai kaip ir neblogai. Bet kai laimi antrą visą laiką vietą ir dar antras ir kaip bendroji įskaitai, tai va tada vėžys yra. Linkim, kad tokio vėžio nebūtų.